Čia švarus didelis baseinas, be jokių žmonių, pavalgius trumpa pertraukėlė. Trapėja pasiekta. Pats miestas įsikūręs ant 60 metrų olos. Bandom įžengti į Trapėjos senamiestį. Nu va, toks vaizdelis iš viršaus. O katytė kaip? O šuniukas? Teisingai. O karvė? Ne, karvė mū. Mi amore, taip? Pasiekta. Šiek tiek keisim planus dienos. Šiandienos planas yra lankyti Trapėją. Galvojom galbūt ten pasideginti, pasimaudyti. Bet atvažiavom į mūsų rezidenza ekskliuzyvo. Kažkaip ten tai vadinasi, po to pridės vadinimą. Ir sakom, nieko nebus. Čia švarus didelis baseinas, be jokių žmonių. Tikrai čia pasimaudysim šiandien, nes su laiku šiek tiek ten susivėlintumėm, po to plius ten visi smėlėti, dalkėti. Tai čia šoksim, biškį pasideginsim, pasimaudysim. Automobilis priparkuota, turim tokią terasikę. Turim šefą. Šefas daro pietus. Turim tokią didžiulę lovą. Tik basutės nuimkit, jeigu ant lovos. Tada turim dar vieną kambarį, kur čia šviesos jungiasi. Nu, nelabai sušviesam čia. Žodžiu, dar vienas kambariukas. Nežinau, kaip čia kas mėgos. Langai atsidaro, mes dar tik įžengę nieko. Tualetas bedėjo dušas. Kaip visą žodžiu. Labai patogu buvo, nes privažiavom prie pat vartų. Ten adresas šiek tiek reikėjo paguglinti pagal baseino formą. Bet privažiavom, ten spynelės 6. Tiesiog parašiau tam šeimininkui, jis parašė pirmą spynelę, toks kodas, pasiėmė pultelis nuo vartų, raktas. Ir viskas labai paprasta ir aišku. O kas geriausia, tai šitas viešbutukas ar rezidencija, kaip čia pavadint, kainavo 3 naktim 150 €. Tai tikrai labai pigu. Ir kaip tik prie pat Trapėjos ir prie kitų mūsų lankytinų miestelių, prie pat yra parduotuvės, viskas pasaka. Lyginant su praeitu, kuris kainavo už 2 naktis 160, tai čia tikrai žymiai geriau. Pietos prasidėjo. Vykdom savo planą. Pavalgius trumpa pertraukėlė. Kaip vanduo? Labai šiltas, geras. Ar ne jūrai buvo šiltesnis? Supas. Teks. Bet ta moteris čia žiūri kaip, ne, savininkė. Ja. Tikrina. Čia ta savininkė atėjo, sako, duš, aš jau čia bandžiau įbristi.
Nu tai gerai, kad pasakė, aišku, net nemačiau. Svarbu nert. Geras vanduo, geras. Biškai vėsesnis negu gal pratę. Bet bandyk. Neplauksi? Tai vat, baseinas bent jau veikiantis labai gerai. Ten matosi artimiausia parduotuvė, Desparas. Vanduo matosi. Viskas, va taip pat pačilinam. Dar kokią 20 minučių gal persirengėm, susirašėm ir lekiam į Tropėją. Tropėja tai mano vienas iš favoritinių taškų šios kelionės. Visą laiką mačiau nuotraukose, sakydavau kada nors. Ir dabar atėjo ta kada nors. Tropėja pasiekta. Galvoju, kad jinai miega, dabar žiūrėk. Mašinai miegoja, tai galvom keist planus, nežinau kaip dabar darysim. Žodžiu, pirmas vaizdelis iš apačios. Šitos vaizdus mačiau tik tai nuotraukose ir visą laiką labai norėjau. Atvykom, bet kai važiavo mašiną, tai kažkaip nebe taip stipriai žavi, aišku, žiauriai gražu, bet iš apačios nelabai gerai matosi tas visas įspūdingumas. Ir, žodžiu, didžiulis miestelis yra ant kalvos. Mes galvojom pradžią aplankyti apatinę dalį, pakrantę. Norėjom ir pasimaudyti, bet pakitėm į baseiną. Ir po to prasidėjo pakrantę, kilsim į viršų. Su automobiliu vėl užvažiuosim į aikštelę kitą. Parkingas 3 eurai valanda, tik pastatėm. Ir einam patyrinėti. Pirmiausia, bandom be vežimo užlipti viršų, pasižiūrėti vaizdus. Gali būt, kad kažkiek reiks susimokėti. Į tas pačias pilis ten eisim, bet norisi biškį pasifotkinti, pasižiūrėti nuo tos vietos gimusias nuotraukas tikrasias Tropėjos. Tai šiek tiek dabar pasivarginsim, o po to tiesiog paprastai lengvu žingsniu praeisim. Tropėja dar kitaip vadinama Tirėnų jūros perlų arba Dievų pakrantės brangakmenė. Čia skaitosi Dievų pakrantė. Tai pirmieji vaizdžiukai. Ai, turbūt ir tiek mes ir palipsim gali būti. Nes viskas uždaryta. Bet vat, tas vaizdelis dažnai matomas visokiuose buklėtuose arba reklamose apie Italiją. Puikus paplūdimiai. Čia jau kaip ir atrodo smėliukas. Visai faina čia būtų prigult. Nu, vat. Įspūdingai. Ten viršai gyvenantiems visai pasisekė, sakyčiau. Su tokiu vaizdeliu. Į jūrą, super. O ta pati Dievų pakrantė tai tęsiasi nuo Pizo miestelio, kurį vėliau lankysim, iki Tropėjos. Ir čia taip vietiniai sako, kad dievai ilsėjosi čia, kurdami Italiją. Čia taip atrodo pačiam viršui. Spyna. Ir kažkoks tai dalykėlis. Didelis sumos pinigų. Turbūt kiek skirta renovacijai yra parašyta. Tropėja tai čia vienas lankomiausių kurortų. Turistus traukiantis savo paplūdimiais. Vardas tikrai garsus, žinomas. Ir matom, kad paplūdimys smėliukas, tai irgi faina. Bet mes jau šiandien nesipurvinsim. Gerai, pasifotkinam biškį ir leidžiamės į apačią. Labai gerai, kad čia yra užtverta. Nereiks. Gerai, aš norėjau į princesės pilį. Mes su princesė norėjome į princesės pilį. Teks kitam kartą nukelt tą pilį. Baisiai nori, nesustabdysi, bet biškį gali užpult. Tik matai, jau daro. Tropėjos, kas čia žąsis. Tai taip šaunu buvo iš viršaus. Ten dar parašyta, kad už kažką 2 eurus galima susimokėti, pasižiūrėti.
bet gal ten į vidų kažkur įeiti į kažkokį urvelį. Grįžom prie vežimo, nešiot nebereikia, labai karšta, nuvargo, sukaito, nors ir neaukštai lipti. Nu, va, ten ant olos tai yra Šventosios Marijos vienuolynas ir matyt tą, kur restauruoja. Bet jis yra ant iškišulio vadinamo El Isolo arba sala. Šitas vienuolynas, kaip rašo, 7 amžiaus ir įkurtas ant kažkokių senų kapinių. Va, galima mylintiems Tropėją pasidėti ant didelio saliuko ir puikiai pasideginti. Salos pavadinimas buvo, nes anksčiau tai ir buvo sala, bet laikui bėgant skalavo ir susiformavo toks iškišulys. Tapo nebe sala, o tiesiog galima ateiti pro aikštelę, užlipti virš. Ta bažnyčia, tai kaip ir bažnyčia vienuolynas, turėtų būti kaip ir nemokama, bet jeigu nori į sodus, tada reiks susimokėti 4 eurų. Įdomu, kaip bus po šitų visų renovacijų, ar tik nereikės čia visur susimokėti, kai tiek pinigų išleis. Nu ir va, čia jau smėliukas, čia nebe žvyras. Vėl taip pat žydras vanduo. Tak teďka půjdeme tam teď. Skiriasi vaizdas, kai užlipi į viršų ant pakalno, tai toks tikras paveiksliukas gaunasi, kai jau ją pačią nusileidai, tiesiog uolas ir ant uolų namai. Pirmyn atgal prasivaikščiojom, tiek čia ir užtenka turbūt, nebent paplūdimy nori pagulėti, nes daugiau nematau čia jokių parduotuvėlių, kažkokių kavinių kažkaip neįrengta. Ten tik pačiam gale. O pats miestas įsikūręs ant 60 metrų olos. Ir būtent tenais mes šiuo metu važiuosim su automobiliu. Tai va, 3 tokios didžiulės porcijos, 8,50. Tikrai negaili, krauna jau. Išvažiavome į viršų, bet nežinau net kur čia nais. Toks pravažiavimas, čia man atrodo tas ZTL zonas yra. Gal vieną biškį važiavom, kitą ne iki galo. Turėkimės ką nubaudos. Kažkaip keista, kai kurie žmonės palieka už lango, kad čia vietiniai gyventojai, gal jiems nemokami. Arba tik jie čia gali parkuoti. Nors visur čia mėlyna zona praktiškai. Bet buvo nuošaliau ir baltos zonos, mačiau. 800 metrų būtų. 800 kažkaip pasivaikščioti. Tai kas nori ilgai praleisti visą dieną, pavyzdžiui. Tai visai verta toliau pasadyti ir nemokamai pasivaikščioti. Bandom įžengti į Tropėjos senamiestį, jau ant viršaus. Ledai buvo labai skanus, dabar čia viršui visokių senovinių pastatų krūvos, statulos, parkeliai, na ir visas turistinės atrakcijos, kavinės. Ieškosim magnetuko, jau praeituose miesteliuose kai kur nenusipirkom, tai čia tai tikrai reikės nusipirkti. Na ir einam tyrinėt Tropėją iš viršaus. Negi neužeisim į bažnytėlę patikrinti, kaip ten atrodo. Atrodo nedidelį. Negalima su maudimukais. Ir ten tiesiai tą alėją einant pereisim visą miestelį ir turim išlysti tiesiai ten, kur apačioje vaikščiojom. Prasidėjo suvenyrinės, magnetukai po 1 eurų, tai dar
Bet maikės vaikiškas mažytės, tokias kinietiškas po 15 jau. Lupa normaliai. Visi mojuoja, visiems atgal mojuoja, labai patinka čia. Ten tiesiai matosi. Ten tiesiai matosi Tropėjos balkonas, iki kurio mes einam dabar. Batus taiso. Mokyklinės ekskursijos, viskas žodžiu. Tvarkingai. Balkonata Tropėja. Skraido kažkokie paukštukai. Nu ką, wow, spalvas tai žiauriai geras. Žydras toks vanduo ir skaidrus, ten va visi akmenys matosi ir matosi tas vienuolynas katedra. Žmonės kažkaip ten vaikšto prie jo, ar gal čia įėjimas per kitur. Na ir va tas sodas, į kurį galima mokamai užeiti. Kažko mes turbūt nežinom. Nu va toks vaizdelis iš viršaus, grinai čia virš tų visų. Ir balkonai tiesiog žmonių, arba gal kokie nuomojami butukai. Neblogai. Ate balkonui padarys. Kaip ate darai? Dabar nemiau, Dalykai. Padaryk ate balkonui. Tada ora bučinuką. Kaip tu darai? Žiūrėkit, tada parodyk liežuvį. Ate balkonui. Ate. Tiesiog liūkai. Nu, balkonas šiaip labai patiko. Tik tai, kad labai daug žmonių. O čia iš skirtingo stiliuko kavinukė. Su automobiliuku. Nežinau, ką ta tata reiškia. Čia kažkoks jų simbolis, nes labai daug yra. Ir piniginų daug. Ir piniginės, ir maikės, ir viskas. Gal jūs, kas žinot, ir pakomentuosit? Nu, neišėrast. Nes net neieškojau. Bet lauksim jūsų komentarų, jeigu kažkas žino. Dar viena apžvalgos aikštelė. Dėl Kanone vadinasi, atrodo. Kitur dar terasa pavadinta yra. Su patranka. Galimai dėl to ir Kanone. Čia likučiai gynybiniai. Šiek tiek į kitą pusę. Bet iš čia labai gerai matysis tas vienuolynas. Va mūsų aikštelė pačiai, kur buvom pasistatę automobilį. O ten tas vienuolynas. Vat vartai dabar atidaryti. Tai matyt mes atėjom tiesiog per anksti. Nu, jau nebegrįšim jau. Nieko nepadarysi. Pasiliksim kitam kartui. Va, restoranas, baras. Kas nori tokiam balkoniukį pasėdėti, tai labai neblogai. Jo, pasirodo, mes tiesiog per anksti atvažiavom. Nedarykit šitos klaidos. Panašu, kad nuo 3 arba 4 atsidaro tiksliai. Reikia pasižiūrėti.
Visgi, sakau, vienas bent jau greit užšoksiu į kitas katedras. Biški vaizdų iš tolimiausio taško. Va, ta tikroji Tropėja, kur visur matote. Pabandom užėjti čionais. Atrodo, kad nemokamai turėtų būti. Bet va, dar padarysiu keletą nuotraukų ir truputį pailsėję kelsimės į kitą miestelį. Taip kad sekite, kas dar nesubscribinat, palaikinkit, pakomentuokit, ar tinka tokios kelionės, ar kažką tai galim geriau parodyti. Šiaip visokių pastabų galit pateikti ar rekomendacijų. Sakome iki ir greitai susitiksim. Pasižiūrim, kasgi čia matosi. Visi parduoda ir valgo tik tai tartiufus, o krosano, kurio greta nori nėra. Va, tų mašinyčių priparkuota. Pizo arba Murat pilis. Čia yra karameliniai ledai su triufelio, tais paprastukais kažkokiais.